Aš visada prisimenu savo močiutę. Mano močiutė buvo moteris neraštinga, nebaigus nė vienos klasės. Ir aš nejau darželį nė vienos dienos. Bet nuo gimimo iki 7 metų aš gavau tokį integruotą mokymą. Per pažinimą. Per tešlos minkimą, per pinigų skaičiavimą, įėjimą į parduotuvę, mokymasi megzti, skaičiuoti akis, dainuoti lopšines, sekti pasakas, begalę tautosakos. Tai buvo toks integruotas ugdymas, kad geresnio būti nebuvo, negalėjo būti. Ir aš atėjau į mokyklą pilnai pasiruošusi būti pirmokė, mokėdama šiek tiek skaityti ir krūvas eilėraščių, dainelių ir viso kito. Tai norisi tą laimingą vaikystę perkelti į pradinės klases, kad vaikai būdami su mokytoja, kiekvieną rytą susirinkę ant kilimo, nesakytų, kad dabar mokomės 35 minutės matematikos, paskui 15 minučių dainuojam. Tiesiog mes darom taip, kaip mums norisi daryti. Kiekvieną dalyką perpinam vieną su kitu ir tiesiog mokomės pažinti pasaulį kiekvieną dieną per skirtingus dalykus.